Dievas savo galingu žodžiu sukūrė viską, visa jo kūrinija buvo nuostabi ir tarpo jam viską valdant iš meilės. Tikėjimas nepaveldimas genais. Tikėjimas gali būti perduodamas gyvenimo būdu, mokymu, pavyzdžiu ir taip toliau. Tikėjimas į Kristų, tikėjimas į Dievą yra individualus dalykas, asmeniškas. Aš turiu atrasti savo santykį su Dievu, aš turiu atrasti savo Dievą, aš turiu prieiti prie jo, aš turiu kažkaip atsakyti į tą klausimą, kas man yra Dievas, kiek jis man svarbus. Visi meldėsi, šeima meldėsi, bažnyčia meldėsi, ląstelė meldėsi. Ir atėjo tėtis po kurio laiko pas tą gydytoją ir gydytojas sako, nieko nesuprantu, nieko nėra. Opa ir išnyko viskas. Tai ta maldų galia iš tikrųjų labai didelė. Esu abiturientas, tai baiginėjau mokyklą. Planuoju stoti teatro pedagogiką ir šiaip groju daug, patinka labai muzikas. Vakarais po to dar reikia su kažko susitikti, dar kažkokia veikla, repeticijos. Dabar mums pasisekė, nes mes su grupė gavom tų koncertų ir čia toks pakankamai daug veiklos ir tada trūksta santykio su Dievu. Tikrai trūksta, nes jis yra gyvas ir jis stiprina ir jis atgaivina. Jeigu rašai apie santykį su žmogum arba santykį su Dievu, tai jis tai ir veda, nes norisi, kad muzikoje išsakytų žmonėms ne šiaip kažkokią mintį, bet kažkokias jos galėtų paliesti ir viliesi, kad Dievas taip veiks kažkaip. Ir tikiuosi, kad žmonės klausydami tos muzikos kažką ras. Ir po to klaus savęs ir gal tai ves per klausimus eis link tiesos, nežinau. Ir šiaip, pavyzdžiui, šlovinimas mane ir įstūmė į kūrybinę erdvę, tai už tai esu dėkingas Dievui. Kas pamiršta vasakis ir sklaidys manęs mintis, susigūžia kaip maži vaikai, ieškom vieno. Aš šiaip bandau tapti mokslininku, aš biochemikas esu, jau taip būsimas mokslininkas, tai realiai mano darbas susideda iš kelių dalių, tai pilstyti kažką iš kolbos į kolbą, ten kur sprogsta, bet mes stengiamės, kad nesprogtų, nes ta žinias parodo, tai dėl to stengiamės. Tai va, ta rezultatų dalis yra svarbiausia tuo, kad mes norim, kad mūsų rezultatai būtų kažko nauji, kažko įdomus pasauliui ir iš jų būtų galima parašyti mokslinius straipsnius, kurie publikuojami būtų gerose mokslinėse žurnaluose. Mes ir turėjom pokalbius paskui, bet kažkodėl neišmetėt mūsų iš stovyklos. O kodėl jūs neišmetėt mūsų iš stovyklos? Tikslas tokio nebuvo išmesti iš stovyklos. Tikslas buvo pasikalbėti tau. Dievas yra pažinus iš daugelio. Mes jį galim pažinti iš meno, mes jį galim pažinti iš mokslo. Bendravimas su įtikinčiais žmonėmis mane palietė labiausiai. Pamatymas, iš tikrųjų, ne žodžiai, bet pamatymas, kad tie žmonės yra kitokie. Jie gyvena taip, kaip jie deklaruoja, kad tos vertybės jos pasireiškia gyvenimuose. Bet aš labiau pavadinkim, aš kadangi vis tiek, manau, kad aš daug ką sprendžiu racionaliai, aš pavadinkim buvau prispaustas įrodymų naštos. Ir jeigu aš būčiau miręs ir būčiau atsidūręs Dievo akivaizdoj, aš neturėčiau kaip pasiteisinti, dėl ko aš netikiu. Nes tai įrodymų našta mano gyvenime buvo didelė. Tiesiog reikia padaryti sprendimą, kad taip, Kristus jis yra gyvas, kad jis buvo nukryžiuotas, kad jis prisikėlė ir kad tikėdamas jį aš esu išgelbėtas. Aš negaliu sakyti, kad tai yra vien mąstymo pasiekmė, vien kažkokia emocinio lūžio pasiekmė, tai yra Dievo dovana ir jinai atėjusi kartu su visais kitais komponentais ir pagimdo tą tikėjimą.